Aukso paukštis. Karalius savo sode turėjo neregėtai gražią obelį, kuri vedė aukso obuolius, bet niekas negalėjo jų paragauti, kas rytą obuoliai dingdavo. Karalius įsakė sargams dieną naktį saugoti medį ir sučiupti aukso obuolių vagį, tačiau sargai nieko nepešdavo, o obuoliai kas rytą vis dingdavo. Karalius turėjo 3 sūnus. 2 vyresnieji buvo protingi ir nemėgo jauniausiojo brolio. Karalius liepė sūnums išsaugoti obelį. Pirmą naktį nuėjo vyriausias. Paėmė šautuvą, užsitaisė, vaikščiojo aplink obelį, akylai žiūrėjo, ar kas neateis. Visą naktį niekas nesirodė, o rytą obuolių nebuvo. Kitą naktį nuėjo vyresnysis sūnus, vaikščiojo su užtaisytu šautuvu, kaip ir jo brolis, dairydamasis, ar kas neateis, bet nieko nematė, o obuoliai buvo dingę. Trečią naktį nuėjo jauniausiasis. Jis užsitaisė šautuvą, ne švino šratais, o žirniais. Girdi, jei nenušausiu, tai bent pamatysiu, kas yra tasai, kuris taip moka vogti, kad niekas negali jo pagauti. Atsistoja vakare po obelim, akių nenuleidžia nuo obuolių, be nepamatys ko nors. Apie vidurnaktį mato, atskrenda paukštis, tykiai, net sparnai nešlama. Nutupia į medį ir kerta snopu obuolį. Jauniausias brolis prisitaiko, šauna ir išmuša paukščiui 3 plunksnas. Paukštis išsigąsta, išmeta obuolį ir nuskrenda. Karalaitis paima plunksnas ir mato, kad jos gryno aukso. Broliai išgirdo šūvį, greitai atlėkė, atbėgo pas jauniausią ir klausė, kas jis buvęs. Jis atsako, saugojau obelį ir pamačiau obuolių vagį. Paskui jauniausias sūnus nuėjo pas tėvą ir parodė tas 3 plunksnas. Karalius pamatė aukso plunksnas, pagalvojo, koks gražus turi būti paukštis, jeigu tokias plunksnas turi. Kaip norėčiau pagauti tokį, ir tarė balsu, kas atneš man tą paukštį, tas bus karalius. Vyriausiajam broliui labai magėjo gauti karalystę. Jis įsidėjo paviržio, užsikabino šautuvą ir išėjo ieškoti paukščio. Įjojo į girią, tikėdamasis ten surasti gražųjį paukštį. Ilgai klaidžiojo po girią, dairėsi į medžius, bet aukso paukščio niekur nerado. Išjojo į pievelę, o kad buvo labai išalkęs, nulipo nuo žirgo, atsisėdo ant žemės, išsitraukė iš krepšio paviržį ir pradėjo užkandžiauti. Staiga prieina lokys ir prašo, duok ir man kąsnelį, aš labai išalkęs. Vyriausias sūnus pasižiūrėjo į lokį, nusižiovavo ir sako, ne, tiek daug turiu, kad visiems dalinčiau, eik šalin nuo manęs, argi tau maža girioje žvėrių, eik ir gaudyk. Lokys atsigręžė ir sako, palauk, gal ir tau kada bus bėda, suurzgė ir nuėjo. Pasisotino karalaitis ir keliauja toliau, bet netrukus jį užpuolė plėšikai, viską atėmė, ką tik turėjo, pinigus, žirgą ir dar norėjo patį nudobti. Kai tik tas pasakė, esąs karalaitis. Vagis pažadėjo palikti gyvą, jei tik tas dėsis prie jų ir eis plėšikauti. Ką jis bedarys, sutiko ir virto plėšiku. Prabėgo metai, o vyriausiasis sūnus vis negrįžta. Tada vyresnysis pasisakė tėvui, jog dabar jis keliausias ieškoti aukso paukščio. Tėvas išleido, bet tik kai šis pasižadėjo po metų sugrįžti, ar suras paukštį ar ne. Davė tėvas jam žirgą, šautuvą ir įdėjo paviržio. Vyresnysis brolis pasuko tuo pačiu keliu, kuriuo jojo ir vyriausias. Girioje dairėsi auksinio paukščio, bet veltui. Prijojo tą pačią pievutę, o kad buvo labai išalkęs, sustojo, nulipo nuo žirgo, išsiėmė iš krepšio paviržį ir ėmė stiprintis. Vėl priėjo lokys ir paprašė duoti ir jam. Tasai aprėkė jį, kaip ir pirmasis brolis. Trauk iš šalin, argi tau maža girioje žvėrių, eik ir gaudyk. Lokys atsigręžė ir tarė, palauk, gal ir tau kada bus bėda. Užriaumojo lokys ir nuėjo savo. Pavalgęs vyresnysis brolis nujojo toliau, bet netrukus jį užpuolė plėšikai, atėmė viską, ką turėjo, pinigus, žirgą ir dar norėjo patį nudobti, nes vyriausias brolis
jį pažino ir bijojo, kad tas nepasakytų tėvui, jog jis plėšikauja. Ėmė maldauti, kad jo nenužudytų. Pasižadėjo dėtis prie jų ir plėšikauti. Ką darysi? Dar gerai, kad paliko gyvą, liko su jais ir virto plėšiku. Praėjo metai, negrįžo ir vyresnysis sūnus. Tada jauniausias sūnus prašosi tėvo leidžiamas ieškoti auksinio paukščio. Tėvas sako jam: 2 tavo broliai išėjo ir negrįžo, negrįš ir tu. Pasėdėk namie, dabar tave vieną teturiu, kas bus, jeigu ir tu pražūsi. Tačiau sūnus neatlyžo, tol prašė, kol tasai sutiko. Davė jam žirgą, pinigų ir įdėjo maisto kelionėn. Jauniausias sūnus jojo tuo pačiu keliu ir prijojo tą pačią pievelę, kur prieš keletą metų buvo sustoję jo broliai. Nulipo nuo žirgo, atsisėdo ant žemės, išsiėmė paviržį ir ėmė užkandžiauti. Vėl priėjo lokys ir prašo: duok ir man kąsnelį, aš labai išalkau. Jauniausias brolis buvo geros širdies ir atsakė lokiui: eikš ir sotinkis su manim, kiek patinka, atiduosiu viską, ką turiu. Sėdo lokys, valgė ir karalaičiui maža kas beliko. Išėmė dar iš krepšio, lokys vėl viską susidorojo ir vėl nieko nebeliko karalaičiui. Po to lokys vis tiek dar nesotus, jam sako: duok savo žirgą, aš sukirsiu ir jį, nes aš vis dar alkanas. Duočiau tau jį, bet juk neturėsiu kuo toliau keliauti. Lokys jam: galėsi joti ant manęs. Karalaitis atsisako: kaip aš ant tavęs josiu, ką žmonės pasakys? Lokys vėl sako: aš tau padėsiu surasti tą daiktą, kurio tu ieškai. Karalaitis galvoja: jeigu žino, ko ieškau, gal žino ir kur tas daiktas yra? Ir tarė balsu lokiui: kągi, sukirsk ir žirgą, gal numarinsi kirminą. Lokys puolė prie žirgo, sudraskė jį ir surijo. Kai pasisotino, sako karalaičiui: o dabar išsipjauk lazdyno vytelę, kuri per metus išaugo, sėsk ant manęs ir aš nunešiu tave, kur yra aukso paukščių. Jaunikaitis nusipjovė lazdyno mėtūgį, sėdo raitas ant lokio ir tasai pasileido bėgti. Bėgo, kol pribėgo uolą. Prie jos lokys sustojo ir sako: šitoj uoloj yra visas pulkas aukso paukščių, auksiniuose narveliuose. Sudrožk lazdyno vytelę į uolą, kai atsivers, įeik į vidų ir pasiimk pirmą pasitaikiusių paukštį. Tik nesirink ir ilgai negaišk, kad nepabustų sargai ir tavęs nepačiuptų. Karalaitis nulipo nuo lokio, sudrožė vytelę į uolą ir ji atsivėrė, įėjo į uolos vidų, o ten graži didžiulė ertmė. Iš 2 pusių kabo auksiniai narvai su aukso paukščiais. Vienas už kitą gražesniais. Ėjo nuo vieno paukščio prie kito, kaskart vis gražesnio, kol priėjo ertmės galą, kur kabojo visų gražiausias paukštis. Šitą ir nusprendė imti. Bet kol sugrįžo į kitą galą, pabudo sargai ir jį sučiupo. Ėmė klausinėti, kam norėjęs paukštį pavogti. Jaunikaitis nieko nemelavo, pasipasakojo viską nuo pradžios iki galo. Sargai pažadėjo jį paleisti ir padovanoti aukso paukštį, jeigu jis jiems atneš žirgą, kokio 9 karalystėse niekas neturi. Kai išėjo iš uolos, lokys jam sako: kodėl nepaklausai manęs ir nepasiėmei pirmo pasitaikiusio paukščio? Aš žinau, kur gauti tokį žirgą, bet turi manęs klausyti ir daryti, ką liepsiu. Paimk vytelę, vėl sėskis ant manęs ir galvok, kad nori atsirasti ten, kur yra tokių žirgų, kokių nėra 9 karalystėse. Jaunikaitis paėmė vytelę, sėdo raitas ant lokio ir vis galvoja: o kad atsirasčiau ten, kur yra tokių žirgų? Kai šitai pagalvojo, bemat atsidūrė prie uolos. Lokys jam sako: sudrožk vėl vytelę į uolą ir uola atsivers. Ten rasi žirgų, kiek tik panorėsi. Atsirišk pirmąjį ir nesirink, kad nepabustų sargai ir tavęs nesučiuptų. Jaunikaitis nulipo nuo lokio, sukirto vytelę į uolą, toji atsivėrė ir jis ėjo į ertmę. Čia abipus stovėjo pririšti žirgai, vienas už kitą gražesni, o pačiame gale visų gražiausias. Ta Jaunikaitis atsirišo ir vedasi laukan, bet nuo kanopų bildesio pabudo sargai, sučiupo jį ir ėmė grasinti, paklausė, kodėl norėjo žirgą pavogti.
Jis pasipasakojo viską nuo pradžios iki galo ir jie pažadėjo jį paleisti ir žirgą duoti, jeigu atvesęs jiems jūros mergelę. Karalaitis sutiko ir išėjo iš ertmės. Kai sugrįžo pas Lokį, tasai apibarė jį, kaip ir aną kartą bylodamas: aš juk tau sakiau, kodėl nepaklausai, bet aš žinau, kur yra jūros mergelė ir kaip ją gauti. Čia netoli apačioje yra jūra, keliauk į miestą ir prisipirk įvairių smulkių prekių, nusinešk jas prie jūros ir prekiauk. Praeis 3 jūrų mergelės. Parduok tai, kuri labiausiai patiks. Kai ji prisipirks ir norės eiti, paspausk jai ranką, palinkėk laimės ir tada galvok, kad norėtum atsirasti prie tų žirgų. Taip galvok visą laiką ir kaip mat ten būsi. Lokys tai pasakė ir nulėkė savo keliais. Karalaitis ėjo ir priėjo miestą. Čia prisipirko įvairiausių prekių, kaspinų, adatų ir kitų smulkmenų. Su tom prekiam nukeliavo prie jūros, išsidėliojo ir prekiauja. Ateina 3 jūros mergelės, viena už kitą gražesnės, bet jis parduoda tik tai, kuri labiausiai jam patiko. Kai mergelė prisipirko ir jau norėjo eiti, jaunikaitis paprašė leidžiamas paspausti jai ranką, palinkėti laimės. Mergelė padavė ranką, o jis pagalvojo: o kad dabar atsirasčiau prie žirgų. Akies mirksniu karalaitis su jūrų mergele atsirado prie žirgų. Ten jis gavo geriausią žirgą ir visi akių negalėjo atitraukti nuo jūros mergelės. Žiūrėjo ir atsižiūrėti negalėjo. Jaunikaitis sėdo ant žirgo ir išjodamas paprašė sargų, kad jie leistų paspausti mergelę į ranką. Tie mielai sutiko. Jis paėmė ją už rankos ir pagalvojo: o kad dabar atsirasčiau tenai, kur aukso paukščiai. Akies mirksniu atsirado prie aukso paukščių. Karalaitis, jūrų mergelė ir žirgas. Apsistoję sargai apžiūrinėja žirgą, kokį gražų ir eiklų. Bemat jie atnešė dailiausią aukso paukštį su gražiausiu narveliu. Karalaitis vis laikydamas mergelę už rankos vikriai paėmė paukštį ir pagalvojo: o kad dabar atsirasčiau prie Lokio. Kaip mat karalaitis su jūrų mergele, žirgu ir aukso paukščiu atsirado prie Lokio. Lokys jam sako: dabar jau viską turi, tavęs laukia laimė, tik vieno dalyko saugokis, nepirk mėsos nuo kartuvių. Lokys tai pasakė ir nulapnojo savo keliais. Jaunikaitis su jūrų mergele joja namo ir prijoja miestą. Žiūri, pilnas miestas žmonių. Nustebęs jis klausė sutiktą praeivį, ko jie čia susirinkę. Tasai pasakė, jog bus kariami 2 pagauti plėšikai. Prijoja arčiau, norėdamas pasižiūrėti, kas tie nelaimingieji, ir mato. Tai vyresnieji jo broliai. Klausė, ką jie padarė, ir sužinojo, kad tai didžiausi vagys, vis dėlto jam pagailo brolių. Klausė, ar negalima būtų jų išgelbėti. Galima, atsako jam, jeigu kas sumokėtų tiek, kiek jie yra pavogę. Jam dar buvo likę pinigų, tai jis atskaitė išpirką ir nujojo savo keliu. Broliai labai panoro sužinoti, kas juos išgelbėjo, ir klausinėjo visų, kur yra tasai jų išgelbėtojas. Žmonės parodė jiems kelią, kuriuo karalaitis išjojo iš miesto. Jie pasivijo karalaitį ir pažino savo brolį grįžtantį namo su aukso paukščiu. Išsigando, kad jis namie nepasakytų, kas jiems buvo nutikę. Iš pavydo broliai nužudė jį ir pametė negyvą ant kelio. Paėmė jo žirgą, jūrų mergelę, aukso paukštį ir patraukė namo. Visi labai džiaugiasi, ypač tėvas. Žirgą pastatė į arklidę, bet nuo to laiko jis pasidarė toks piktas, jog niekas nedrįso prie jo nei prieiti, nei pašerti. O jūrų mergelė buvo tokia nusiminusi, jog žodžio nepratarė. Aukso paukštis tupėjo nukoręs galvą ir jokio garso nerodė. Tada prie negyvo karalaičio ant kelio priėjo Lokys. Iškasė kažkokių šaknų, patrynė jas prie akmens, įlašino negyvėlių į lūpas jų sulčių ir jaunikaitis atgijo. Lokys staiga dingo ir daugiau niekas nieko apie jį negirdėjo, o jaunikaitis apiplyšusiais drabužiais parkeliavo namo. Niekas jo nepažino, jis klausinėjo, kur jo žirgas, bet visi laikė jį pakvaišeliu. Pagaliau parodė jam žirgą arklidėje ir pasakė, kad niekas nedrįsta prie jo artintis. Jis priėjo, žirgas jį pamatęs, pradėjo linksmai žvengti, leidosi glostomas, tarsi būtų ramiausias gyvulys pasaulyje. Visi buvo apstulbę. Tada jis vėl klausė, kur mano paukštis?
aukso paukštis, grąžinkit man jį. Jis nuėjo tiesiai į karaliaus rūmus, į tą kambarį, kur kabojo narvas su aukso paukščiu. Kai paukštis jį pamatė, ėmė visų balsų taip nuostabiai čiulbėti, jog visa pilis skambėjo. Karalius išgirdęs paukštį taip čiulbant atskubėjo pažiūrėti, o iš kito kambario atbėgo ir jūrų mergelė. Kai pamatė jaunikaitį, išskėtė baltas rankeles, pripuolė prie jo, apkabino ir prispaudė prie širdies, tarsi nenorėdama niekada paleisti. Tėvas matė visą tai ir nežinojo, ką pasakyti. Galiausiai pažino savo sūnų ir sužinojo, ką broliai jam padarė, kas jiems buvo nutikę. Tada baisiai supyko ir įsakė vyresniuosius sūnus pakarti, o jauniausiajam atidavė karalystę ir iškėlė puikias vestuves. Pasaka iš knygos Stiklo tiltas, slovėnų pasakos.